Artėjant savaitgaliui biržos vis labiau randa priežasčių kilti. Europos indeksai pasuko aukštyn pasirodžius pranešimams apie geresnius nei tikėtasi JAV banko Wells Fargo ketvirčio rezultatus. Prie teigiamų žinių prisidėjo ir Vokietijos siūlymas perpirkti probleminį Hypo Real Estate Holding banką. Pabaltijos akcijų rinkose aktyvumas liko menkas išskyrus mūsų šalies biržą, o indeksai išsilaikė panašiame lygyje. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas kilo 1,39%. Artėjant kompanijos TLD akcininkų susirinkimui, kuriame galutinai turės būti patvirtinti dividendai, akcijos sulaukė didžiausią dėmesio rinkoje. Šiandien jų perleista už daugiau kaip 1 milijono litų, o kaina kilo iki 1 lito 28 centų. Kiek išaugo apyvarta Klaipėdos nafta pozicijoje, o po prekybos buvo pranešta, kad Brent bendrovė planuoja 4 centų dividendus. Bankinis sektorius taipogi buvo dėmesio centre. Labiausiai rinkos dalyvius domina ūkio banko akcijos. Kiek neramina nauja vertybinių popierių apmokestinimo sistema, kuri verčia rinkos dalyvius parduoti akcijas. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas krito 0,6%. Tradiciškai apyvarta buvo menka ir siekė vos 5,5 tūkstančio latų. Šiandien buvo paskutinė diena, kada biržoje prekiaujama kompanijos Lenovo akcijomis. Talino vertybinių popierių biržos indeksas augo 0,6%. Jau kelinta prekybos sesija iš eilės stambiais sandoriais perleidžiamas Tallinn Group akcijos, kurios sudarė beveik 90% bendros apyvartos. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.